What's up, G's? Sveiki atvykę į 19 epizodą. Ką, apšilimas padarytas. Šiandien turiu spaudimo treniruotę. Vėl viskas kartojasi, sukasi ratu, grindinam ir tampam geresnį jo šituose veiksmuose. Tai žodžiu, lekiam spaust, vėlgi pagrindinė diena. Galbūt kažkas nusimato, galbūt ne. Tuo jau pamatysim. Viskas kimbam į darbus ir pasidarysim aptarimą po treniruotės. Jūs gal juokaujat. Šitie momentai, būtent šitie momentai, ta prasme, aš laukiau šito momento metus ir apie 2-3 mėnesius, nes lygiai prieš tiek laiko aš hitinau pirmą kartą, iš karto padariau realiai gal 7,5 kg PR ar 5 man atrodo, ne 7,5. Nes paspaudęs buvau 135 ir tada prieš tuos metus ir 3 mėnesius paspaudžiau 142,5 iš karto. Ir pagaliau atrakinau tos 2 savo tikslus, kurių siekiau tiek laiko ir tas jausmas, kada jie pasiekti toks saldus. Aišku, turiu ir naujus dabar tos tikslus, kurių sieksiu, bet pagaliau įvyko. Labai norėjau 150 ir labai norėjau 140 pakartojimų ir tai yra nuostabus jausmas. Labai happy jaučiuosi, ta prasme, tas pojūtis iš vidaus toks. Kai darai, ką myli ir kaip sekasi, tai nieko nėra saldesnio. Viskas, lekiam toliau.
Jo, gana čia flexint, bet visai smagu paflexint, kaip yra iš ko flexint. Fuck it, nesvarbu, čia ne kultūrizmu mes užsiemam, tai žodžiu. Apie šiandieną, ne, tai wow, net trūksta žodžių, tikrai labai patenkintas jaučiuosi, čia nėra net ką be pridurti, nes nežinau, kas stebėjot su kiekvienu video, tai matėt, kad spaudimas yra tas veiksmas, kuris atrodo pirmyn atgal, toks vienoje vietoje, ta prasme, stovi ir šiandien pagaliau prasimušė naujas lygis ir net prasimušė į tą pusę, į kurią net nesitikėjau, ta prasme, aišku, faktas, ta prasme, pagal planą ant popieriaus buvo galima matyti, kad tai bus, bet, ta prasme, tas momentas, kada yra išpildoma tas dalykas realiai, ne teoriškai, ne programoje, bet realiai pasiseka jį padaryti. Tai yra labai nuostabus tas momentas ir, ta prasme, kaip jo tiek laiko lauki, tai yra wow. Tai žodžiu, iš tikrųjų net žodžių trūksta ir pagaliau, tikrai labai patenkintas jaučiuosi ir viskas dabar, jeigu taip užsilaikys spaudimas, lėtai ir užtikrintai judėsim į priekį, nes liko tikrai nemažai rezervo, kaip pavyzdys 150. Dar vieną tai tikrai būčiau išgimdęs ir dar neaišku dėl trečio, nes jo, nejudu greitai, ta prasme vis tiek ir adrenalinas veikia, net niekada nesuspaudęs tokio svorio. Esu prieš tai spaudęs 147, ten senai, žodžiu, kažkada vasarą jo, ko gero, spaudžiau, bet nebuvo sėkmingas tas bandymas. Aš jo net neskaitau kaip savo ten tokio rekordų dėl to, kad jo, aš atspaudžiau nuo krūtinės, bet ten buvo visiškas touch and go. Ir touch and go dabar ką reiškia, ne? Touch and go yra, kai tiesiog vos prilėti, jokios pauzės, nieko, tik prilėti ir iš karto šauni nuo krūtinės. Tai tam toks buvo tas pakartojimas ir, ta prasme, jisai ir buvo sunkus ir netechniškas ir neskaitau šito, bet šitą 150 tai visiškai, ta prasme, pauzės gal trūko kokios pusės sekundės, bet pilnas topas buvo, pukšt, atsimušė nuo tos krūtinės, ne tai, kad atsimušė, bet tiesiog pradėjo kilti ir viskas super, ir bet gal adrenalino veikiamas biški pasiubavo tas svoris, bet ta prasme, kad ten kartelį dar būčiau atspaudęs, tai faktas. Tada 140 irgi toks senai tas svajotas tikslas ir kur irgi pasisekė įgyvenint su kaupu netgi, sakyčiau, ir kas labai įdomu buvo, aš kaip pirmą kartą spaudžiu 140 dar apšilimui, prieš 150, tai tas pojūtis buvo jisai toks, atspaudžiau ir atrodo, kad atspaudžiau dar kokius 5 kartus, ta prasme, ir jau aš tada žinojau, kad aš 150 tikrai hitinsiu, be jokių problemų, ir tada jau darysiu su 143 pakartojimus, ta prasme, jau tas vien jausmas pasufleravo, nes šitas 140 buvo geriausias per mano visus sporto metus, kiek aš jį atspaudęs, tiksliau, kaip čia pasakyti, ne per sporto metus, tiesiog praeitais metais unlockinau tą 140 zoną, tai nuo to, kiek kartų spaudžiau tokį svorį, tai jis buvo pats geriausias, pats lengviausias ir pats sektiškiausias, tai žiauriai patenkintas ir, tu prasme, tikrai atliko dar to rezervo 5 kg rekordas. Tada sekė 122,5, kas irgi naujas rekordas, 3 rekordai šiandien. Tai šitas pagerintas ant 2,5 kg, nes mano geriausias buvo, jei neklystu. Ir 6 ir 5 pakartojimam 120 buvo, tai man atrodo, gal 5 pakartojimam, dabar tiksliai neatsimenu, bet kažkas panašaus, bet tikrai 5 pakartojimam nesuspaudęs daugiau nei 122 ir tai buvo labai lengva ir visiškai su dideliu rezervu. Tai wow, superinė treniruotė, super pasisegus treniruotė ir tiesiog labai džiaugiuosi ir viskas, važiuojam toliau, žiūrėsim, ką toliau šitą savaitę atneš. Ką, su jumis buvo Lukas. Dar kartelį ačiū visiems, kurie žiūrit, laikinat, komentuojat ir prenumeruojat. Jeigu patiko, paspauskit laiką, pasidalinkit savo mintim, pakomentuokit. Man šitas dalykas tikrai daug reiškia. Ta prasme, kiekvienas toks geras žodis, tikrai priverčia eiti labiau į priekį, stengtis dėl šito kūrybinio proceso. Ta prasme, faktas, aš jį darau dėl savęs. Ta prasme, gal man tiesiog pačiam kažkada atsiminimas bus, bet tas geras žodis ir iš jūsų pusės, tai jis tikrai priverčia
kažkaip atsakingiau ir tiesiog su daugiau motyvacijos žiūrėti šitą veiklą. Tai va, dar kartelį ačiū Jums ir viskas, iki kitų kartų.